dainomis dainuojama šiandiena. Giesmėmis liudijama praeitis. Tačiau ir dainos, ir giesmės sugula ant žemės tarsi austiniai takai. Ir tais takais žmonės eina į ateitį. Ir visi ūmai suprantame, kad buvusių kartų nėra. Visi mes esame gyvi vienu metu, gyvi dainuose ir giesmėse. 1960 metais Panevėžio Lietkabelio gamykloje kovo 8 dieną suskambėjo naujai suburto mišraus choro dainos. Pirmoji choro vadovė, vokiečių kilmės choro dirigentė Ana Marija Sasnauskienė. Nuo 1962 metų chorui vadovavo visa eilė žymių mūsų miesto chorvedžių. Juozas Bagdonas, parengęs chorą 1965 ir 70 metų respublikiniams dainų šventėms. Beje, būtent nuo tų metų pradėtos rengti dainų dienos dalyvių eitynės Vilniaus gatvėmis į Vingio parką. Tai tapo neatskiriama šventės dalimi iki šių dienų. Juozą Bagdoną, vadovavusi chorui 12 metų, trumpam pakeitė Gražina Viržonienė, o vėliau Aleksandras Liberis. Choras pasirengė ir puikiai sudalyvavo 1975 respublikinėje dainų šventėje, kur oficialiame chorų repertuare nuskambėjo Maironio ir Juozo Naujalio Lietuva brangi. Nuo 1977 metų Lietkabelio gamyklos chorui pradėjo vadovauti jauna chorvedė Natalija Afanasjeva. Choras parengė bendras programas su pučiamųjų orkestru. Puikiai pasirengė 1980 respublikiniai dainų šventijai. O 1982 metais chorui buvo suteiktas liaudies choro vardas Čiūto. Choro vadoviai išvykus iš Panevėžio kolektyvų vadovų tapo chorvedys Vytautas Tamulis, kuris parengė chorą 1985 metų respublikiniai dainų šventijai. Nuo 1987 metų kovo mėnesio, pakvietus Lietkabelio gamyklos administracijai, su choru Čiūto pradėjau dirbti aš pati. Prasidėjo bendras mūsų kelias, besitęsiantis nuo vienos dainų šventės iki kitos. Šiandien mes ir su jumis eisime šiuo keliu. Pasitikime mišraus choro Čiūto dalyvius. Skambės daina, kuri mūsų choro repertuare jau 40 beveik metų. Aplinkui Lietuva. Koncertmeisterė Loreta Mažulytė. Amžių atminties, iš
Kartu su choristais, su jumis čia esančiais, kuriems aš esu nuoširdžiai dėkinga, kurie dainavo mūsų kolektyve. Mes peržvelgime mūsų choro metus, bet mes juos žvelgiame per dainų švenčių prizmę. 1990 metais pirmoji nepriklausomos valstybės šventė pulsavo sprogstančių laisvų piliečių dvasia, nors organizuota itin sudėtingomis ekonominės blokados sąlygomis. Nežiūrint to, Lietkabelio gamykla pasirūpino choro apranga ir į tautinę dainų šventę čiūto dainininkai išvyko vilkėdami tautiniais kostiumais. Šiandien vilkime juos. Ir šiandien 1994 metais, minint dainų švenčių 70-metį ir pagerbent pirmosios dainų šventės rengėjus, viena iš dainų dienos programų buvo surengta Kauno dainų slėnyje. Mes dėkingi Lietkabelio gamyklai, kuris skyrė autobusą ir net keletą dienų mus vežiojo į Kauną, į Vilnių, kartu su mumis gyveno ir buvo tiesiog mūsų choro narys, būtent autobuso vairuotojas. Pirmą kartą dainų dienos repertuaras buvo sudarytas tik iš Lietuvos kompozitorių kūrinių. Vėl suskambo Stasio Šimkaus Lietuviais esame mes gimę ir suskambo Vinco Kudirkos tautiška giesmė. O mes savo choro repertuare turim kitą giesmę, kuris skambėjo ant Rambyno kalno. Tai muzika ir žodžiai Vilhelmo Storostos Vidūno, Lietuva brangi šalelė. Lietuva brangi šalelė, visados aš tavo, vis tik prie tave širdelė, tu tėvynė mano.
visados aš tavo, vis tik prie tavęs širdelė, tu tėvynė mano. O toliau sekė pasaulio lietuvių dainų šventės. 1998 dainų diena dėl tos dainos, 2003 mes, 2007 būties ratu. 2009 metų dainų šventė buvo skirta Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui. Pagrindinį šventinės renginį, Didžiąją dainų dieną, Vingio parke stebėjo ne tik 10 000 žiūrovų, bet ir aukščiausi kaimyninių šalių vadovai – Azerbaidžano, Baltarusijos, Estijos, Gruzijos, Islandijos, Latvijos, Norvegijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Ukrainos, Vokietijos monarchai, prezidentai, ministrai bei Šventojo sosto atstovas. Pirmą kartą per dainų dieną kartu su visame pasaulyje lietuviais esančiais lietuviai sugiedojo tautišką giesmę. O mes giedame Algimanto Raudonikio ir Jono Strelkūno dainą Baltijos krantuos. Baltijos krantuos sklaidosi migla, kyla tartum pasakų sala, saulė virš bangų, bunda iš miegų, kranto smėlis stovintys pušynai. Siela čia gyventų amžinai. Pušys į Baltiją brenda, vėjas išskleidžia burias, ugnį kūrenam čia šventą, saugojo
2014 metų Lietuvos dainų šventė buvo gražiu pavadinimu Čia mano namai. Ji buvo skirta dainų šventės 90-mečiui. 2018 metų dainų šventės pavadinime suskambėjo tautiškos giesmės žodžiai vardan tos. Ruošiantis įspūdingam šimtmečio minėjimui, surengtas dainų žygis per Lietuvą, prasidėjęs pavasarį. Internete sukurta dainų šventės alumnų bendruomenė, kurioje tūkstančiai buvusių švenčių dalyvių dalijosi prisiminimais, pasakojimais, archyvinėmis nuotraukomis. O dabar jums skambės daina Raimundo Paulso Manai gimtiniai. Daina skirta pirmai Latvijos dainų šventei. Seka pasakas ir iškyla prieš akis gimto krašto praeitis. Toj dainoj išliko ji, vargana, bet nemarė. Kaip motulės pasakoj, atminty atgis praeitis dienų, kai audra pušis verkė iš šaknų. Išliko ji, vargana, bet nemarė. Toj dainoj tokioj senos, kaip motulės pasakoj, pušys vėl žalios, vėl į dangų augs. Choro gyvenimas susijęs tampriai su dainų švenčių istorija, nes mes ten buvome, mes dalyvavome. Pirmoji vadinosi Dainos diena ir vyko 1924 metų rugpjūčio 23-25 dienomis Kaune, Parodų aikštėje. Šventę atidarė prezidentas Aleksandras Stulginskis, pakvietęs sugiedoti Lietuvos himną, kurį užtraukė
3500 dainininkų. Tačiau jie buvo palaikomi 10-tūkstantinės žiūrovų minios. Dalyviai ruošėsi į pirmąją dainų šventę savo lėšomis. Ne tik repetavo, bet ir rūpinosi drabužiais. Už viską susimokėti jie turėjo patys. Tik geležinkelio tarifas buvo sumažintas. Noras dainuoti buvo didesnis už bet kokius iššūkius. Choristai šventę rinkosi ne tik traukiniais ir garlaiviais, bet ir pėsčiomis. Šeštadienį, pasibaigus pirmai šventės daliai, prapliupo lietus, bet jis nenutildė dainų. Pralaukę sekmadienį, kurie tik galėjo, dainininkai atsiprašė nuo darbų ir antrąją programos dalį sudainavo pirmadienį. Kas yra šimtmetis? Ką laiko begalybėje reiškia 100 metų, per kuriuos subręsta pušis, o žmogus, jei lemta, nugyvena gyvenimą, regėdamas, kaip keičiasi pasaulis ir suvokdamas, kad visa, kas jame esmingiausia, niekur nedingsta ir per amžius išlieka nepakitę. Kas mus, kaip bendruomenę, sutelkė 1924-aisiais pirmoje Lietuvų dainų šventėje ir kas tebesėjo per amžius 2024-aisiais. Ar išliksime tokie patys 2028-aisiais, kai visa Lietuva susijungs dainoje Vingio parke Lietuvos dainų šventės mūsų gyvasties paslaptis dainų dienoje. Norisi tikėti, kad ir mes būsime visai kitokie, bet vis tiek tie patys. Ta pati dainuojanti ir šokanti Lietuva. Ta pati mus vienijanti kalba, mus auginanti kultūra. Muzika Laimučio Vilkončiaus, eilės Justino Marcinkevičiaus. Dėl tos dainos.
norėtumėm jum pristatyti dar vieną mūsų šios šventės dalyvį. Tai pučiamųjų instrumentų studija, kuriai vadovauja Ligita Bilevičienė. Kultūros centro pučiamųjų instrumentų studija. Na, o kadangi čiūto choras ten jau nerimauja už užuolaidų, tai kaip ten bebuvę, tegul jie dar panerimauja, o pučiamųjų instrumentų studijos orkestras mums sugroja kūrinį. Dėkojame nuostabiam mūsų orkestrui ir vadoviai Ligitai Bilevičieniai. Štai jinai groja dideliu instrumentu gražiu. Na ir mes dar kartą sutinkame mišrų chorą čiūto. Mes dėkingi Lietkabelio gamyklai, kurioje šis choras, na, kaip pasakyti, buvę dainininkai ir visi tie, kurie dainavo mūsų gretose. Net 40 metų, vis dėlto tai ilgas laiko tarpas. Ir šiandien mes dėkingi Lietkabelio gamyklos direktoriui Sigitui Gailiūnui, kuris paremė mūsų kolektyvą ir tikėsimės, kad gavome tam tikrą sumą, kuri mums leis apsilankyti gal ir Kaune, ir Šiauliuose, ir Klaipėdoje, ir kitur. Tiesiog paplokime Lietkabelio gamyklai. Sekantis 10-metis mišraus choro buvo choreografijos centre Linelis, o kartu, kadangi choras eina paskui mane, žinokit, čia toks labai keistas kolektyvas, kur aš einu, ten ir jis eina. Ir po to, kai choreografijos centrą Linelis sujungė su kultūros centru, mes pradėjome repetuoti čia. Tad dabar, šiandien, savo mintimis esame su tais, su kuriais buvome greta, kuriais tikėjome ir iš kurių sėmėme stiprybės, silpnumo akimirką ir tikėjome, kad mūsų buvimas buvo atrama ir užuovėja šalia esantiems. Skambės Leonido Abario Mažosios mišios numeris 5. Dalys Garbė Dievui aukštybėse, Šventas Dievo avinėlį ir Magnificat.
Dalys atliekamos visos ištisai be jokių plojimų. Garbė
orkestrui. Žinokit, nelengva dainuoti su dūdom, turbūt jūs vargiai ar mus girdėjot, ar girdėjot. Nes mes tai juos labai girdim ir mums labai, žinokit, gera su jais dainuoti, giedoti mišias. Tai mūsų pirmas bandymas kartu sujungti šiuos du kultūros centro kolektyvus. Ar mums pavyko? Ačiū Jums. Per pastaruosius 38 metus, per tuos metus, kai aš su choru, kolektyvas sudalyvavo 16 Panevėžio apskrities ir Aukštaitijos regioninių švenčių, 20 respublikinių festivalių Marijampolėje, Utenoje, Jonavoje, Rokiškyje, mūsų dainose Vievyje, chorinės muzikos festivalyje skirtame choro dirigentui Juozui Rožanskui atminti Rozalime, Širdžių kalba Varėnoje. Mišrus choras net 14 Lietuvos dainų švenčių Vilniuje ir Kaune nuo 1965 metų, 11 regioninių dainų švenčių Mes vėl kartu Vilniuje, Šiaurės Lietuvos chorų pasvalyje, Lietuvos vakarų krašto Klaipėdoje, Rytų Aukštaitijos dainų dainelė Zarasuose, Skambėkit Kaišiadoryse dalyvis. Čiūto choras Respublikinio Juozo Gudavičiaus vardo muzikos konkurso Kur giria žaliuoja. Respublikinio religinės muzikos ir meno festivalio konkurso skirto chorų globėjos Šventos Cecilijos garbei Panevėžyje, chorų konkurso Mūsų dainose Vievyje dalyvis ir diplomantas. Mišraus choro repertuare liaudies dainos, kurios skamba prie atminimo laužo Laisvės gynėjų dieną, lietuvių kompozitorių originali kūryba, kuris skamba įvairiuose miesto renginiuose, kalėdinės giesmės, kurios suskamba prie prakartėlės miesto Laisvės aikštėje, kolektyvo repertuare ir sakralinės giesmės ir lietuvių kompozitorių dainos. Iš Zarasų dainų šventės mes atsivežėme Leonido Abario ir Aleksandro Šidlausko dainą Lietuva. Tad skamba daina Lietuva. Lietuva, už ežero kalnas, maža Lietuva, kaip žemdirbio delnas, alyvų spalva, pasipuošė kalvos, balta Lietuva, kaip protėvių galvos, alyvų spalva, pasipuošė kalvos, balta Lietuva. Sermėga, palinko galva, vėl ašaros krenta, brangi Lietuva, prie Baltijos kranto, palinko galva, vėl ašaros krenta, brangi Lietuva, prie Baltijos kranto.
Erichas Marija Remarkas rašė: kai šaudo patrankos, mūzos tyli. Mums visiems norisi, kad kuo greičiau nustotų kalbėti patrankos ir prabiltų mūzos. Praeities daina, Gegelė, muzika Prano Slyžio, žodžiai Eduardo Mieželaičio. Artėja mūsų išvyka į Lietuvos, Šiaurės Lietuvos dainų šventę, dainų festivalį Pasvalyje. Mes atstovaujam Aukštaitijos kraštą, nes kaip bebūtų liūdna, Panevėžio mieste yra belikęs vienas mišrus choras. Taigi mes dabar turim atstovauti Panevėžio miestą visomis prasmėmis. O čia šioj dainų šventėj skambės Sauliaus Petreikio ir Rimvydo Mitkaus daina, žodžiai Dovilės Petreikienės brolis. Mes kviečiame mūsų jaunąją solistę Sofiją. Skrido naktelė, o
Paskaičiavus per visą darbą su Čiūto kolektyvų laikotarpį, su choristais kartu bendrauta 380 mėnesių. Pravesta 3260 repeticijų, kartu praleista 4890 valandų. Giminės! Kad nebūtų taip liūdna, Gediminas Purlys, eilės Kazio Binkio. Tamošius be kepurės. Šaltesnis oras, būrėsi visi į poras, tik Tamošius be kepurės, sau poros lig šiol neturi. Nors visi aplinkui juda, bet Tamošius lėto būna, pats į lauką, pats į tvartą, pats sau kepa, pats sau da. Pats į lauką, pats į tvartą, pats sau kepa, pats sau da. Pats mazgoja sau puodynę, žodžių trūksta gaspadinės. Tai galbūt tai triukšmo buvo, boboms gomuriai išdžiuvo. Kalba plepa visas sodžius, gaudo viens nuo kito žodžius. Tai stebuklajančios vietos Tamošius ir Elžbieta, kaip neturi jos susiuvo, vakar sutartuvės buvo. Vieškeliai, žiguliai auga ir žirgų nebesuvaldo, pajauniai per naktį miego, verčia pamergės į sniegą. Vyras vienas sau gyveno, vos netyčia nepaseno. Ir veik pusę 100 metų nieko gero nesuprato. Tie, kurie visai nežino, ką vadiname šeimyn, tie, kur mieste arba kaime nepažįsta, kas ir laimė. Lai visi tik pasižiūri į Tamošių be kepurės, tie, kur mieste arba kaime nepažįsta, kas ir laimė. Svarbu gyventi šviesiomis mintimis ir vertinti tuos, kurie mus supa čia ir dabar. Laikas labai greitai bėga. Jei šiandien norisi ištarti gerą žodį, žmogui būtina to neatidėlioti, o imti ir padaryti dabar. Gyvenimas leka šuoliais. Kiekvienas mūsų turi savo svajones, bet mus apjungia siekiamybė. Koncertai, išvykos. Ir tikimės 2028 metų Lietuvos dainų šventė, mūsų gyvasties paslaptis Vilniuje. Dainoje pabūkime su tais, kurie dainavo, dainuoja ir dainuos. Vytautas Kernagis, Baltas paukštis.
Ir paskutinis žodis choristams ir jums sėdintiems visiems salėje. Po to, žinoma, labai malonu ateisit sveikinti choristus, tačiau viena frazė telieka jūsų širdise. Nebūtina turėti sparnus, kad skristum. Reikia turėti gyvenime žmonės, kurie neleistų nukristi. Mišrus choras Čiūto ir maestro Vytautas Kernagis. Kuo mes galim užbaigti savo šventę? Kokia daina? Mūsų dienos kaip šventė. Mano gimtinė esi, mėlynas Nemuno vingi. Tau aš dėkingas esu už savo skausmą ir viltį. Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį, o tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnių. Atskubėkit gyventi, nes prabėgs nebegrįžt, atskubėkite džiaugtis, lai prabėgs nebegrįžt jums. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Čia aš gimiau ir jaučiau metų prasmingą veikimą. Čia su visais dainavau, koks aš gražus ir laimingas. Skaldavai skamba šilai nuo mūsų meilės ir juoko.